Fantastinių nuotykių filmo Transformeriai antroje dalyje galėjote pamatyti neįprastą ginklą – elektromagnetinę svaidyklę, angliškai vadinamą railgun, ginklą ant bėgių. Ir tai jau ne fantastika, ko negalima pasakyti apie protingus sunkvežimius virstančius robotais. Šią originalią technologiją įkūnyti tikrovėje leido mokslininkų pasiekimai galios impulsų kūrimo ir valdymo srityje. Šiandien mokslas skiria pinigus didelės galios impulsų technologijom, tokius didelius, kad jie yra didesni už kosminės technologijas. Labai daug šalių stato būtent kaip tik tai greitintuvus, kolaiderius, taip pat įvairios sistemos liečiančios traukinius greitaveikius. Pagrinde tai yra elektros impulsai. Didelės galios impulsai praverčia daugelį sričių. Tai bene pagrindinis instrumentas šiuo metu atliekamuose didžiausiuose mokslo eksperimentuose. Didelės galios impulsai generuoja didelio tankio plazmas, būtinas kuriant valdomų branduolių sintezę reaktoriuose veikiančiose Sandijos nacionalinėje laboratorijoje arba nacionalinėje uždegimų infrastruktūroje Livermore. Tokiais elektromagnetiniais impulsais jau senokai minta radarai, kuriais stebima oro erdvė. Gigadžaulių dydžio energijos impulsais į orbitą aplink Žemę galima išsviesti nanopalydovus, minkyti metalus. Jie naudojami didelės galios lazerių sistemose automobilių gamyklose, o impulsų sukeltos smūginės bangos smulkina inkstų akmenis. Didelės galios ir labai trumpi elektriniai arba magnetiniai impulsai, kaip sužinosite netrukus, pritaikomi net maisto pramonėje. Reikalingi iš esmės labai galingi srovę valdantys raktai, jungikliai. Tai tokie jungikliai nuo senų laikų yra kuriami, pats labiausiai populiarus ir jau ten prieš daug metų, prieš 100 metų žinomi, tai yra dujų išlydžio lempa, taip pat vakuuminės įvairios lempos. O šiandien labai moderniškai vystosi būtent kieto kūno jungikliai, įvairūs tyristoriai, tranzistoriai galingi, jų sistemos. Žvaigždėse magnetinių laukų stiprumas siekia milijonus teslų. Netgi atomo viduje egzistuoja magnetiniai laukai. Pavyzdžiui, vandenilio atome branduolio ir elektrono sąveika sukuria 25 teslų lauką. Tai labai daug. Tačiau laukai kompensuoja vienas kitą ir mes jų nejaučiame. Įprastai mūsų labai silpni magnetiniai laukai, tokie kaip Žemės magnetinis laukas, apytikriai lygus 50 mikroteslų. Iš tiesų nemažai objektų, net įvairūs specialiai apdirbti geležies lydiniai sukuria magnetinius laukus. Žmonės išmoko, naudodami labai didelę srovę ir aukštą įtampą, paversti juos galingais elektromagnetiniais impulsais. Kai mes kalbam apie impulsinius magnetinius laukus, tai čia kalba eina apie milijardus kartų didesnius laukus, negu būtent yra, sakysim, Žemės magnetinis laukas. Na, šiaip mes fizikai naudoja tokį terminą kaip Tesla, tokį vienetą. Tai va, už tai 1 Tesla yra jau labai didelis magnetinis laukas, lyginant jį su Žemės magnetiniu lauku. Tai va, štai didelės galios magnetiniai impulsai gali siekti ir iki kelių tūkstančių, reiškia, teslų. Stipriame magnetinėme lauke medžiagų savybės gali kisti iš esmės. Registruojant atsaką galima suprasti, kaip viena ar kita tyriama medžiaga elgsis ekstremaliu atveju. Kokios netikėtos šios savybės atsiskleis ir kur jas galima panaudoti. Kaip sakoma patarlėje, draugą nelaimėje pažinsi, o medžiagą paveikia stiprių magnetinių laukų. Pastaruoju metu tyrimams ir praktiniams taikymams plačiausiai naudojami impulsiniai magnetiniai laukai. Impulsiniai magnetiniai laukai netokie, ten ne 100 teslų, mažesnė, keletą dešimčių, tačiau gana trumpi impulsai naudojami metalų formavimui. Reiškia, jeigu jūs staigiai paveiks tokiu magnetiniu lauku, ten atsiradusios indukcinės srovės kartu su magnetiniu lauku suminkština metalą ir jį galima labai gražiai išpresuoti, išvalcuoti, reiškia pakeisti jo formą. Taip pat pastaruoju metu labai plačiai virš 20 valstybių tyrinėja būtent elektromagnetinės svaidyklės, kuriuose yra maždaug iki 20 teslų gaunamas magnetinis laukas, kurio išdavoje galima pagreitinti iki kosminių greičių tam tikrus metalinius kūnus. Toks alternatyvus metodas iš principo gali būti panaudotas, norint įvairius palydovus išsviesti net iš Saulės sistemos. Nenuostabu, kad atradus tokį reiškinį, jau 1920 metais gimė idėja panaudoti šaudyklės karo tikslams.
Čia tas vadinamasis railgun. Žinoma, yra ir taip vadinamas coil gun, kada mes turime rytę, kuri segmentiškai greitina ir irgi gali išmesti tam tikrą objektą, reiškia, į kažkokį tai. Pavyzdžiui, sakysim, tokia ryčių sistema yra naudojama katapultom nuo lėktuvnešio išmesti, reiškia, būtent naikintuvą. Stabdymui naudojama. Reiškia, galima sustabdyti lėktuvą. Taip pat kintamos, impulsiniai kintamos, gali būti kaip tik tai kas vadinasi maglev traukiniai, būtent su magnetiniam pagalvėm. Amerikiečių karo laivynas jau išbando svaidyklės, kurios gali nusviesti 10 kg svorio sviedinius 400 km. Na, o pramonė naudoja elektromagnetinius įtaisus impulsinių magnetinių laukų formuojančius dirbinius iš įvairių metalų. Impulsinis magnetinis laukas turėtų būti ateityje panaudotas ir medicinoje. Už tai, kad jūs, kaip žinote, tas šoką, kai širdis sustoja, tai mes iš tikrųjų praleidžiam srovę 2 elektrodus. Dėl to tose vietose, kur priliečiami elektrodai, atsiranda didelės varžos, įsiskiria didelė galia, apdeginama oda, audiniai ir tai yra labai sudėtinga. Būtų labai gerai, jeigu galima būtų impulsinių magnetinių laukų sukurti tą srovę viduje. Tas iš principo įmanoma, tačiau tas impulsinis magnetinis laukas turi būti pakankamai stiprus, greitas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto mokslininkai eksperimentuoja su 4 rūšių didelės galios impulsais. Jie dalyvauja Europos didelės galios laboratorijų infrastruktūroje kartu su partneriais iš 7 šalių. Naujajame ES mokslinių tyrimų etape rengiama šios srities technologinė iniciatyva. Tai yra elektriniai impulsai, kada jie turi didelę amplitudę ir pakankamai trumpi yra. Tai yra kilovoltai ir nanosekundės. Taip pat magnetinio lauko impulsai, tai yra 10 teslų ir milisekundės tokios trukmės. Taip pat mes turime galimybę sukurti smūginę bangą. Na ir taip pat mes naudojam pakankamai galingus lazerio impulsus. Tai yra maždaug pikosekundžių, kelių dešimčių pikosekundžių iki milidžiaulių, štai lazerius, kuriais mes apšviečiam medžiagą. Visi šie didelės galios impulsų tyrimai skirti medžiagotyros metodams tobulinti. Tokiu būdu tyrinėjamos medžiagų elektrinės, optinės, mechaninės savybės. Kita vertus, mokslininkai elektros impulsus nukreipia į biologinius objektus, stebėdami, kaip jie veikia ląstelių membranas ar sieneles. Mes tyrinėjam, kaip elektriniai impulsai gali paveikti tokias ląsteles. Taip pat mes tyrinėjam, kaip labai galingi magnetiniai impulsai, kurie sukuria irgi kaip antrinį efektą elektrinį impulsą, irgi gali paveikti šitas ląsteles. Dabar iš kitos praktinės pusės mes tuo pagrindu kūrėm impulsinio magnetinio lauko matuoklius. Lietuvos mokslininkams pavyko sukurti magnetinio lauko jutiklius, tyrinėjant tokias medžiagas kaip manganitai. Čia jūs matote vieną iš tokių mūsų jutiklių. Pats galiukas tai yra manganito sluoksnis, kuris jaučia magnetinį lauką. Ir mes sukūrėm visą magnetinio lauko matuoklio sistemą. Galime pajungti kelis kanalus, pastatyti tam tikrą tvarką ir išdėstyti daug tokių jutiklių, padaryti jų gardelę ir matuoti impulsinį magnetinį lauką. Jutiklių sistema sukurta Amerikos karinio jūrų laivyno ir Prancūzijos Vokietijos tyrimų instituto ISL St. Louis užsakymu. Jis skirta elektromagnetinės svaidyklės kūrimo magnetinio lauko parametrams matuoti. Taigi Lietuvos mokslininkai padeda amerikiečiams, vokiečiams ir prancūzams kurti naujos kartos ginklus. Kažkuria prasme taip, bet iš tikrųjų tos svaidyklės yra ir nanopalydovai ruošiamasi paleisti, ir meteorologiniams zondams. Kas dar įdomu yra tai, kad mes bendradarbiaujam su Dresdeno stiprių magnetinių laukų laboratorija. Mes esam su Vokiečių prancūzų institutu užpatentavę šitą jutiklį ir tai yra iš pradžių gautas prancūziškas patentas, šiuo metu yra jis išplėstas į europinį patentą ir taip jau yra lietuviškas produktas kartu su Vokiečių prancūzų institutu, mūsų 70% dalis mūsų centro yra. Lietuvos mokslininkai vykdo ir netokias egzotiškas, bet labai reikalingas užduotis. Vienos pramonės įmonės užsakymų jie sukūrė jutiklius,
matuojančius įvairios trukmės impulsus naudojamus projektuojant elektros variklius. Tai didelės galios elektronikos sritis. Galios elektronika iš tikrųjų yra labai tokia svarbi sritis pasaulyje. Jos pagrindinė paskirtis yra keisti elektros energiją iš vieno būvio į kitą ir valdyti. Labai daug sričių gali būti panaudota ir vienas sritis, kur mes esame laboratorija, mes ne tik kuriam prietaisus, padedam kurti kitom laboratorijom prietaisus, bet kuriam savo prietaisus, turim savo mokslo kryptį ir tai yra viena iš sričių, kurioje mes daug metų dirbam. Tai yra dažnio keitikliai elektros variklių valdymui. Asinchroniniai elektros varikliai yra nepaprastai populiarūs pasaulyje. Jie naudojami pramonėje, vėdinimo sistemose. Šiuo metu atsirado nauja rinka – elektromobiliai. Iš tokio keitiklio maitinant variklį valdomas jo greitis ir sukimo momentas. Taip taupoma elektros energija. Asinchroniniai varikliai šiuo metu sunaudoja 50% pasaulio elektros energijos. Vienoje iš fizinių ir technologijos mokslo centro laboratorijų tyriamas įvairių elektrinių ir magnetinių impulsų poveikis gyviems organizmams, tokiems kaip mielės ar mikroorganizmai išskirtiems iš maisto produktų ar pašarų. Norima suprasti, kaip elektrinis laukas veikia ląstelių plazminės membranos laidumą. Vienas iš tokių taikymo sferų tai yra elektrochemoterapija, kuri yra ir Lietuvoje pradėta neseniai taikyti. Tai yra būdas, kaip pagerinti chemoterapinių vaistų praėjimą į vėžinį audinį. Ir būtent tai gali padaryti itin trumpi elektriniai impulsai. Elektrochemoterapijoje tokia technologija jau įdiegta, kliniškai patikrinta ir veikia. Ketinama ją pritaikyti ir maisto produktų netemperatūriniai pasterizacijai. Lietuvos mokslininkai vieni iš tų, kurie pradeda tirti fundamentinius reiškinius ir kuria praktiškai pritaikomas technologijas. Ši technologija leidžia ne tik užmušti visas bakterijas, ką teikia tokios tradicinės pasterizacijos kaip temperatūrinė, ar ne, bet taikant šią technologiją galima selektyviai pasterizuoti maisto produktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, jeigu maiste yra kelios bakterijų rūšys, arba, pavyzdžiui, bakterijos ir mielės, tai priklausomai nuo elektrinio lauko parametro būtų galima nužudyti tik tam tikrą mikroorganizmą, paliekant kitus. Ši technologija veikia labai tiksliai ir selektyviai. Unikalūs ir įrankiai, kadangi tokioms procedūroms reikalingi įvairios trukmės, dažniausiai itin trumpi impulsai. Toks selektyvus poveikis gali būti labai naudingas, ką liudija naujausias tyrimas atliekamas vienos komercinės organizacijos užsakymu. Jie turi problemą tai, kad tam tikros bakterijos gyvena augalų ląstelės viduje. Ir tokiu būdu jie negali pasterizuoti arba išnaikinti tokių bakterijų paprastais kitais būdais. Ir mes turime tokią idėją pabandyti, reiškia, taikant būtent itin trumpus nanosekundinius impulsus, pašalinti tas bakterijas iš ląstelės vidaus. Mikrosekundžių trukmės elektros impulsai vis plačiau naudojami biomedicinoje. Paveikus ląsteles tokiais impulsais, padidėja membranos pralaidumas didelėms molekulėms. Tokios molekulės gali būti specialūs genai, kuriuos norima įterpti į ląstelės DNR. Taip veikia genų terapija. Trumpesni impulsai veikia ląstelių vidinės struktūras. Vienas įspūdingiausių rezultatų – impulsai priverčia kai kurias vėžinės ląsteles, kurios tapo nemirtingos, nusižudyti. Tai gali būti vienas efektyviausių auglių naikinimo būdų. Besiformuojanti nauja biomedicininės inžinerijos sritis, kurioje ląstelės arba audiniai veikiami išlydžio plazma ir elektros lauko impulsais, vadinama bioelektrika. Štai kokia naudinga gali būti elektromagnetizmo ir išradingų žmonių sąjunga.